Gyvenimo taisyklė, kuri gali padėti subalansuoti tavo aplinką ir žinoma tavo gyvenimą. Pats pro tai praėjau, todėl žinau, kad tai veikia. Ir netgi puikiai. Yra 5 tipai žmonių, kurių nereikėtų turėti savo gyvenime. Pirmas. Amžinai nepatenkinti. Kažkuo tai skundžiasi, kažkas jame vis negerai ir blogai. Ir tuo negatyvu jie užkrečia ir tave patį. Antras. Manipuliatoriai. Tokie žmonės apeliuoja į tavo jausmus, kitaip kalbant, žaidžia tavo jausmais tam, kad gautų tai, ko jiems reikia. Trečias. Tai tokie, kurie nebrangina tavo laiko. Pastoviai vėluoja, keičia planus prieš pat susitikimą ir visiškai negerbia tavo užimtumo. Ketvirtas. Tai tokie, kurie vengia atsakomybės. Jie niekada nepripažins savo klaidų. Nepripažins, kad suklydo, kad padarė kažką netinkamo. Ir visada ras būdų, kaip apkaltinti kitus, tame tarp ir tave patį. Penktas. Aš juos vadinu pasinaudotojai. Turėjau iš tokių draugų, kabutėse, kurie atsiranda tada, kada jiems reikia kažko iš tavęs. O visą kitą gyvenimo dalį tu tiesiog jiems neegzistuoji. Ir pas tave yra tokių aplinkoje žmonių, iš tų išvardintų. Jei taip, parašyk komentaruose, koks tipas. O jeigu nori daugiau įžvalgų apie gyvenimą, tai kviečiu sekti mano profilį. O jei ši informacija buvo naudinga, tai pasidalink ją su savo aplinka. Ačiū, kad esi.